Sveiki, šį kartą atsidūriau Salų miestelį. Labai įdomus miestelio pavadinimas, nes aplink visą miestelį yra vanduo, ežeras. Tai žodžiu, į miestelį važiuoti yra tik tiltai, visiška sala. Tai dėl to gavo miestelis ir tokį pavadinimą. Atvažiavau į Salų miestelį ne šiaip sau. Čia labai yra gražus dvaras, kurio, kaip keista, nemačiau, kurį visat aplenkdavau, ir daugybę dvaro pastatų pagalbinių, kuriuos, aišku, laikas sutvarkė kitaip. Ir, aišku, sovietmetis juos aptvarkė, nes pagal sovietmetį tai pristatyta visokių kaminų, pritaikyti pramoniniai veiklai tie pastatai ir panašus dalykai. Na ką, einu apsižvalgyti po dvaro teritoriją. Rokiškis taip pat garsėja savo dvarais. Va, visam Rokiškio krašte galit rasti 12 žymiausių dvarų. Ir čia yra maršrutas. Tai ko gero kitoj kelionėje reikėtų juos visus aplankyti.